Atsiprašau. Labdiena. Patronas? Jo. Galima fotografą. Drąsiai. Nežinau, tik tais gal taip uždėsiu. Galima. Irgi? Jo. Nu taip, uždėsim. O, gerai. Ačiū. Ir už ką. Parašą jūsų. Žinoma, žinoma. Bet man reiks dabar. Sakau, man jūsų labai patinka. Ačiū labai. Ačiū labai. Tai ką šypsos? Gerai. Ačiū labai. Ačiū, malonės. Sveiki, softeriai paprasti mirtingieji. Šiandieną randamės gerokai už Marijampolės pasienį Sūduvos vilkų bazėje. Trumpliai, būtent 53 prieš 53, veiksmo tikrai netruko. Problemytė neveikia. Kažkur leidžiu orą girdim. Tai žaisim šiandien tik lieka pistoletas. Full pistol. Visada nuo tradicijų, ne? Pirmą kartą apskritai žaidžiantys Aerosoftą. Išeikit išrikiuoti. Su veido apsaugom, turint oranžinę liemenę, maždaug taip 25 metrus tą kryptim paeinam. Man patinka jau. O tai tu dar negavai? Jau pasiduoda. Va čia tema. Kodėl niekas hit nešaukė? Į šikną, ne? Geriausia vieta. Nebuvo blogai, ne? Gerai, tai pradėsim apie patį žaidimą. Specifinis dalykas, tai yra su belaisvis. Esi nuginkluotas ir esi mano belaisvis, mirtvekė bus mirksiukas. Ne? Šaudyt mirtvekė, ten negalima nieko. O tačiau, jeigu bus taip, kad pateksit į tuščią mirtveką ir norėjo tą generolą nuimt, nušaut ar dar kažką jam padaryti, jums tik užtenka tą mirksiuką paimt. O po visko turėsim čiaburį. O. Karšti čiaburėkai, šaltos salos, skanūs snickersai. Patronas, ne? Ja. O, Malon. miela malona. Malonu ir man. Pamatysim video, ne? Bandysim. Kas yra nauja, papasakok, kaip veikia timeris. Jeigu žiba priešininko spalva, tu atbėgęs spausti savo raudoną, tai nepersiu. Pirmiau turi išjungti priešininko, tada įjungti savo. Ilgai nelaikyt, paspaudai, užsižibino atleidį. Ilgai laikysi, pradės mirksėti, laikas nesiskaičiuoja. Pataisysiu dar generolą, dažniausiai ten neveikia nieko. Misija dabar yra. Nu? Mūsų būro. Kur mes randamės? Ne, čia kažkur. Gerai. Čia mūsų mirtveks. Aha. Įsisim šičia dabar, gal keliu išeinam. Jo. Čia po kairę, tada į dešinę. Per kairę pusę Šičia žodžiu. kažkur užimt turim. Ok. Snikerčiuką galima vieną pavogti? Kaip sakau, Vieną snickersą pavogti galima? viskas, kas yra ant šito stalo, yra jūsų. Tai reikia ant šito skirti, stalo kai yra mano. parnešit kažkokį objektą, tada dalint. Motyvacijos daugiau žmonės turės. Ne. Ne? Reikia energijos iššaut, kol yra. O pleistrų mes gausim ar kaip čia? Kas gavo, tas gavo, Ai, kiek kas buvo, gavo. tiek buvo. Na ką, užteks šnekėjimo, važiuojam į žaidimą. Pasileidom iškart priekį, pamatėm priešą. Stipriai apšaudau jį, bet per krūmus niekaip negaliu pataikyti tikriausiai. Apsišaudėm, bet kolega nuėmė priešininką, šiek tiek palūkėjus nupušinau toliau, pamačiau dar du žaidėjus, kantriai išlaukiu gero momento ir nuėmiau pirmą kairesnį žaidėją, kuris buvo sudėtingiau, ir paskui dešinį žaidėją ir nusprendžiu pats pasipušinti į priekį. Netikėtai gaunu šūvį iš dešinės nuo sniperio, visiškai nesitikėjau šio momento, bet labai taiklus geras šūvis iš jo perspektyvos. Jo, mums yra va ta vėliava, mums reikia tam timerį tokį pajungti. Niekas nesėmė iniciatyvos perimti Labai vėliavą, svarbu. tai nusprendžiau užsimti šią misiją. Nebuvo jinai pagrindinė, bet viena iš užduočių buvo. Kol norims bandysiu nušliaužti. Iš lėto labai spaudžiausi į priekį, bandžiau šliaužtis artin, girdim background'e granatas ir neskubu visiškai judėti. Iš lėto stengiuosi išlikti nematomas ir prieiti kuo arčiau padangų. Na, pavyko prisispausti šiek tiek arčiau, bet nematau visiškai pilnai dešinės pusės, nežinau ar yra priešų, dar luktelėjus šiek tiek irgi pasibraunu arčiau padangėlių visiškai, žiūriu priešų nematyti ir prašau, kad padėtų komandos Jei nariai. pridengtų Hebra vata, aš galėčiau bandyti šliaužti iki vėliavos. Paprašyk, kad pridengtų. Nuo padangų. Visų. Jo, pasprinkit, aš pabandysiu nušliaužti iki ten. Ja. Važiuoju.
Šiek tiek užtruko, kol prisiminiau, kaip vadų nurodymais veikia pultas, bet pavyksta šiaip netai perjungti. Ir grįžtu atgal, kuo greičiau, atsikeliam ir bėgam. Viskas, perjungiu. Ačiū. Na, tikrai reikėjo dėl kulnėlių padirbėti. Vadas, elektroniką perjungiau į raudonų, pradėjo mūsų skaičiuoti timerį pagaliau. Ten dar vėliavą pakeisti reik? A. Reik paklaus. Vadas, ar užtenka elektroniką paspausti, reikia ir vėliavą pakeisti? Vėliava mūsų pakelta timerį, mėlyną išjungi, raudoną įjungi. Na, išgirdus, kad dar reikėjo ir vėliavą pakelti, tai šiek tiek prakaitas išmušė, bet nieko nepadarysi, važiuojam iš naujo. Trauktų žvadžių vėl iš pradžių. Nuo tos pusės, svarbiausia, denkit. Davai, dengiam! Dėk. Net niks nešaudė, ačiū. Ačiū. Dar lengviau nei praeitą. Iki sekančių vadų nurodymų liepi saugot vėliavą, tai šiek tiek saugau, čia bandė lygiai taip pat priešininkas prasišliaužt kaip ir aš. Bandau per krūmus prašaut, niekaip negaliu su single fire, persijungiu ant auto. Ir šiaip netaip pavyksta jį nusišauti, šiaip netaip apginam vėliavą. Ir dar šiek tiek pabuvus, niekas daugiau ilgai nebandė jos užimti ir gavom kitus Šitam nurodymus. pastate yra laiškas, reikia paimti. Šito pastato viduje yra misija, kurie įimas. Kažkas yra iš savų raudonų vidai. Nieko viduje Per kurį nesimato, įėjimas? bandėm per dešinę pusę, labai šaudė, tai per kairę. nusprendėme eiti per kairę pusę, čia komandos nariai jau prasipušinė, Nėra langų darų, kurie įeina. bet nelabai judėjo. Na, kadangi tik su pistoletu, tai mūsų iniciatyvos, einu į priekį. Langė. Iš lango atsargiai. Labai arti buvo žaidėjas, iš karto Ir viduje. atsitraukiau, net nesimato jo. Pridenkit langą jūs, hebra. Jis giliai, žinok, buvo langė. Beveik. Maistrai. Na, galimai krepšininkų bandau netaps. apeit per kitą pusę. Mačiau. Tam pasate yra misija kažkokia dėžutė, kurią reikia atrakinti. Ir tenais yra laiškas, jį reikia parnešti vadui. Prie langų buvo čiūvas. Šit, vidai. Spalva? Raudoni. Tai nešaudom. Vidui, žiūrėkit, yra laiškas, hebra. Sakė, vidui yra dėžutė pas jūs pastate, bet ten turi būti laiškas, turit surasti dėžutę kažkoje. Tai reikia bandyti lipti per langą ir eiti pushing trading. Galit kokią trysą pašauti tiesiog į mišką, aš jų į vidų iššokčiau. Davai, pašaudu. Nariai labai gerai pridengė, tai greit įsibėgam į pastatą, iššokam į vidų, sutinkam ir savų keletą. Parodykit, išties ranką. Seišinam, kur savi randasi ir pušinam vis toliau. Randam dėžutę. Čia čia. Daryk. Turiu vidui laiškas. Na, iš jėgos. Sunkiai turiu daryti. Čia pleistrų. Tai gerai, šitą visą dėžutę reikia parnešti. Duok dėžutę. Gerai, šitą reikia gabent atgal. Vienas kažkas parneškit vadui. Siunčiam dėžutę su pleistrais vadui ir pušinamės toliau, nes turim rasti seifą. Labai gera granata iš kolegos pusės ir iš karto leidžia mums paspušint dar arčiau į priekį. Veiksmo ir nepastebiu už savęs buvusio seifuko, kolega rado, jau bando jį surasti ir kodą išdiktuoja su racija, labai sunku suprast. Aš laikau kambarius, kad niekas neišlystų nei per kairę, nei per dešinę, abu pusės stengiuosi prižiūrėti. Liepė pristatyti mirtveką laišką. Į kelis kartus nesuveikė kodas, jau buvom pasimetę, gal kodas neveikia, bet šiaip ne taip atidaro. Kadangi laišką paėmėm, tą laišką reikia parnešti. Liepiu greičiau parnešti ir atsitraukinėti. Daugiau vėlgi nereikia į toliau. Jau kolega atsitraukinėja. Priekį yra savų, 2-3 kambariai turi išsivalyti dar paskutiniai. Vien perduodu informaciją ir padedu išlaipinti kolegą. Ai, dengia. Dengit, šaudykit į krūmus. Na, dėk. Gerai, good job. Dar vieną misiją vykdėm ir nusprendžiu eiti valytis pastatą. Taip. Išnešiau viską paėmė laišką. Taip. Kairė ir dešinė. Pavyksta nusimt priešą, pušinuosi toliau. Nežinau, galvau tu. Galai?
Okay. Nejutau, jei tikrai tikras, sakyk. Na, jei būtų įstikinęs, kad tikrai pataiky, būčiau tikrai prisidavęs, nes pats šatų nejutau, bet ir jis neatrodė tikras tuo. Aišku, labai tamsu ir tikrai sunkiai net matosi tie žmonės ir žaidėjai. O čia toliau tikrinu kambarius, nes jaučiu, kad dar gali būti kažkur žaidėjų, priešų. Hit! Ačiū. Sunkiai matos, bet per mažą skylutę nušovė Telpa mane. kumštis įskylė. Demonstravo, kad telpa. Gerai, gerai. Odėt. Daugiau nebekalbinu, nenoriu išduoti žaidėjo. Na ir važiuojam į kitą epizodą. Dabar daryti Mano reikia nurodymus. apkasus atiminėti ar ką? Mes esam čia, Aha. apkasai prasideda čia ir iki kalno viršaus. Bet Tada aš čia galiu jungiasi- plačiai apeiti. Čia yra mūsų visur hebra. Nepavyko praeiti pro kairę pusę, bandžiau eiti per dešinę pusę. Vėl šiek tiek atsargiau. Kur prieš tai nušovė snaiperis, apsidairau, paprašau kolegos, kad pridengtų. Jei pamatysi kažką, sakyk. Šį kartą ne vienas, Šitą. tai mano kolega dengė ir čia buvo žaidėjų ir nukautų ir ne, tai Ateina, pušinau ateina. arčiau. Ir spaudžiausi į priekį. Čia tolumoje medis užstojo žaidėją, visiškai nepastebėjau jo, iškart keliu ranką, kad pašautas, bet reikia ir garsinio signalo. Tėvynė duos tau medalį už tai. Tai tikiuosi, Nikas tikslingas, Robertas atsiuntė savo POV, pažiūrim, kaip iš šio perspektyvos viskas atrodė. Galite ir jūs atsiųsti savo video, jei dalyvavo tam pačiam evente ir kažką gero pamatėt, būtinai pasidalinsiu. O, kvatroną nušojau. Eik tu savo. Negali būt. Svajonė įsipildė. Ateinu net žaibą duot. Maldies. Dar geriau bus, kai įkaitų paimsi. Esi nuginkluotas, esi mano įkaitas. Rasi. Šitas bičiukas man visai dienai nuotaiką pakėlė. Let's go. Aš tiek videokų prisižiūrėjęs. Gerai, bėgam, bėgte. Vai ne tik koja skaudės. Gal ne per vidurį, bet gerai, bėg, greitai. Opa, viens. Svajonės pildosi. Labai patinka video. Parvedžiau kvatroną. Kvatroną nušojau ir parvedžiau. Kvatroną mane galvą paleidai. Atsiprašau. Ar iš ten, va, tam buvai? Ne, nebejoju. Ne, ten buvai. Ne, neučians. A, tai gal. Bėdamairo šiandien, tai pistoletą žaidžiu. Galima parašą jūsų? Žinoma. Kur randas? Aš atvedė. Aš jūs per YouTube seku, man jūsų video labai patinka. Ačiū labai. Na, laimingas ir šiltas jaunimas labai patiko, o čia mano ginklas vėl grybauja, pistoletas. Tai atradom problemą, kas su pistoletu, tai tvarkyta jau ne kartą, ne du, bet galų gale praeitą jau eventą, kaip žaidžiau, lyg atrodė tvarkingai veikia, bet visai bandžiau su pistoletuku, tai šaudo, tai nešaudo. Oras eina, dėtuvė leidžia ir, na, kyla visokių problemų, ne tik DMR sugedo, bet ir galų gale pistoletas. Liūdna, bet yra kaip yra. Na, čia priešai atsirado mums už nugaros, bandau juos nusišaut, nepavyksta, kol pribėgsiu arčiau su pistoletu ir mane sušaudo, bet mano pistoletas pačio nešaudė. Nu, bandysim imkutį. Neveikia, šiandien mane pavedė ir pistoletas, ir DMR. Tai dėkoju Snadžiui už paskolintą Šiaip automatą. galim pagydyti į parcevės, ne? Jeigu turi. Pasivaikščius. Negis lėmenė. Ne, pistoletą įsidėk, prieš kokiam peilį turi? Nu tai gerai. Daugiau nieko ten pavojingų neturi, granatų. Gerai. O, mane parvedė 2 kartus, tai dabar aš bent vienu. Aš žiūriu irgi, hebra dirba, aš jau nieko neveikiu. Parvedu į kaituk, kiau duosiu sausainį. Viskas, duokit sausainį žmogui. Tiek ėjau. Geriau nei namie. Na, parvedus įkaitą pušinausi per dešinę pusę, pastebėjau priešus. Nenorėjau full auto šaudyti, tai persijungiau į single fire ir šaudau į kojas. Tai jau nušautas, seniukai jau senai. Ta prasme nepataikiau į koją, 4 kartus pataikiau. Tau, seni. Aš pirmą tave į koją sušaudžiau. Ta prasme į kelienų sušaudžiau. Nenorėjau į veidą šaudyti, tikrai, sorry. Nes aš tau pirmą čia sušaudžiau, paskui tavo draugą tai šaudžiau. Na, čia noriu, kaip sakoma, Nenorėjau kuo gražiau, full auto švelniau, žaudžiau. o gaunasi taip, kad po to nepajutau, čia dar kažką, tai kitas, nežinau, gal full auto reikia šaudyti, bet tikrai gaila buvo, nes atstumas irgi vos 5 metriukai ir šaut tenais Čia vidų eit reikėtų. automato full, tai būtų skaudu. Nėra ferverkų viduj. Taip, o Patikrinkit visus kampus. Turėjom vieną iš paskutinių misijų, tai surast ferverką ir parnešt vadui. Radai? Tu likė? Yra. Turim.
Praneš per raciją, gali va. Gerai. Vadas radom tualete raketas. Garbingai. Raketų roj. Likom kolegom perneštą raketą, o pats pušinausi į priekį, bandžiau spaus priešus. Na ir buvau visai pamiršęs, kaip smagu su automatu žaisti, jau ilgai buvau nežaidęs, paspreini krūmus ir yra, nebereikia lauk, kol jie ateis. Mačiau, kaip dar vienas žaidėjas atsigulė į krūmelį. Čia dar toj pačioj vietoj bandžiau palauk, kol ateis keltis savų žaidėjų, bet jau granatom pradėjo mane pušint, bandydamas granatas, pratau, kad prasta pozicija, jau matau ateinančių žaidėjų. Hit! Hit! Eidamas mirtveką pastebiu, kaip priešų automobilis išlaipina priešininkus ir jau jie pušinosi arčiau mūsų ir labai nemažai čia visai tilpų, 6 ar 7 žaidėjai, labai įneši įvairovės ir labai gera integracija žaidimų. Čia už savų pamatau toli priešininkus, bandau apšaudyti. Nerimis esu, ar čia mano ar ne. Aš? Okei. Šiaip nejutau. Viskas gerai. Geriausia tai, kad su savo vėl nušovė. Mane irgi savi šaudė. Viskas gerai. Viskas gerai. Ten į savų šaudė, jisai šaudė vieną pusę. Jo, aš tenai šaudžiau, kitą pusę. Aš galvojau, iš ten gavau šatą, nejutau. Viskas gerai. Kilas yra kilas. Na, kas keiščiausia, tikrai nei pajutau, nei garso takelį žiūrėjau labai atidžiai, irgi nebuvo garso, kad šatas į mane pataikytų, nes dažniausiai tikrai Mano iš garso patronas, matosi. kaip Audi Quattro su 2T. Ir nas. Na, dar vienas subscriberis į listą, tai nepamirškite ir jūs. Kaip Audi Quattro su 2T. Chebra, būtinai subscribikite ir prenumeruokit mano kanalą, ačiū jums labai. Jo, tik tais bišk patrolink žemiau bus ir softų video pilna. O čia Eglutė. paskutinė mūsų misija, tai išaukti raketą į dangų. Pastate savi. Ir pušinomės su kolegom, bandėm kartu pušint, pridenginėti ir daug veiksmų netrukus šūvių, ar pataikiau ar kažką, ar nesunku pasakyti, labai tolimi šūviai, daugiau dingiau ir šaudžiau tiesiog į krūmus, Padangų kad buvo galėtų savi pripušinti į reikiamas pozicijas. Niekam tikė. Hit, ačiū. Dar praeidami savi nemažai šotų sugeria. Aš nušautas, ačiū, nebešaudom. Na ir ką, padarėme paskutinę misiją, vykdėm, laimėjom mūsų raudono komanda, visa statistika yra čia. Ir tikiuosi, jums patiko žaidimas kaip ir man. Ir iki kitų kartų.